kviečiu prieš pradedant paskaitą pagalvoti, jeigu yra kažko, kuriame nori daugiau motivacijos jausti, bet trumpam pagalvoti, ar ateina kažkokie vaizdiniai. Galit įsirašyti ar čia, arba šičia. Dekarboksylizacija. Paleidai, Andro? Taip, paleidau. Ai, gerai, tai. Pradedam nuo klausimo. Kas tave veža? Aš žinai, kas tave veža, nes šitą paskaitą kalbėsiu apie motivaciją. Ir kviečiu įsivaizduoti kelią. Be galo kelias iš abiejų pusių. Ir kad šitas kelias pilnas mašinų važiuoja pirmyn, atgal į tą pusę ir tą. Ir įvairiausių mašinų. Yra trokai, yra sportinės mašinos, yra darbinės mašinos, praktiškesnės mašinos. Ir įsivaizduok, kad tu esi irgi mašina šitam kelyje. Kokia tavo mašina? Nes mes visi esam skirtingi. Mūsų kūnai skiriasi, kai kurie mes didesni, mažesni, greitesni ar ką. Ir taip pat, kaip mes yra skirtingų mašinų, kai kurios skirtingos mašinos naudoja skirtingus kūrus. Ir gali įsivaizduoti, kad jie galvoja, kad žinai, kokia savo yra motyvacija. Gali irgi pagalvoti visą tai, ką žmonės tavo aplinkoje sakė, ką tau reikia šito daryti. Ir labai dažnai, kokie mes esam, mes imlūs. Mes priimam, ką kiti sako, nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės, mes kaip kempinės priimam. Ir mes lygiai taip pat priimam strategijas, kaip save motyvuoti. Bet ar gali būti, kad tos motyvacijos, kuri pasaulis tau sako daryti, veikia prieš tave? Tai šita trečia paskaita iš 4 serijos, 4 paskaitų serijos, visos apie savistabą. Tai šita paskaita statosi ant tų pirmutinių 2. Kaip pirma paskaita buvo kaip pažinti save, susipažinti su savo vertybėmis, nes jeigu nežinai, kur važiuoja, tai nesvarbu, kiek kuro turi, niekur prasmingo nenuvažiuosi. Antra paskaita buvo kalbos galia paskaita, kaip pradėti pakeisti savo realybę, nes mes girdim tos žodžius, kurie kiti sako, mes girdim, kaip mes tariam žodžius kitiems. Ir mes klausom mūsų mintis. Ir tos mintys gal didžiausią įtaką turim, kuo mes tikim, kaip mes jaučiamės, tai įtakoja mūsų sveikatą ir kaip mes suvokiam realybę. Ir tai šitą paskaitą jau kalbam apie tą kūrą. Kai jau žinai, į kurį kryptį važiuoja ir kai trūksta tos motyvacijos, kai žinai, ko nori, bet nežinai, kaip pasipildyti, pasiekti to. Tai pasidalinsiu iš 3 skirtingų prizmių. Iš coachingo pusės, iš human designo pusės ir iš neurolingvistinio programavimo arba NLP pusės. Ką šitos skirtingos sritys turi kuo jie turi pasidalinti apie motyvacijas. Ir pridedu tokį ezoterinį įrankį human designą šičia, nes įrankiai nuo metodologijos ar filosofijos kaip coachingo arba NLP, jos, galima sakyti, kaip moksliškai gali pasidalinti, kažką pasakyti. Pavyzdžiui, kaip debesys formuojasi ir kokią rolę tai turi, bet jie tai nieko nepasakys apie kuo tu esi kaip individas, kuo tu skiriasi nuo kitų. Ir human designas duoda kažkokį pagrindą, nuo ko galima pradėti ir pratęsiu su tuo, kaip prieisiu tos temos. Bet galbūt klausėt, kas aš esu ir kad dalintis šiom temom. Aš esu Marius Miliūnas, aš iš Amerikos ir užtat pastebėsi, kad
kažkokias gramatinės klaidas padarysiu, bet vis tiek suprasi mane, tai... Mane labai gerai, daug kas čia dar labai siau kalba čia gyvenantis. Tai, esu vyras, esu tėvas ir, gyvenu miške jurtui 5 kilometrų į tą pusę. Ir tuo pačiu metu užsiemu kaip ir coachingo, NLP konsultacijomis, ypač su vyrais, kurie nori geriau save pažinti ir eina per savipasitikėjimo kelionę, kadangi pirmą paskaitą dalinausi, kaip buvau bevertis, bedraugis mokykloje. Tai anyways apie tai, mano intencija šioje paskaitoje yra, kad pasėti kažkokią sėklą, pamatyti savo motivacijas kitaip, kad galėtų suprasti, kad skirtingos žmonės motyvuoja skirtingi dalykai ir tos motivacijos gali jiems būti teisingi, nors jie gali visiškai būti priešingi kaip nuo tavo. Ir gal pastebėsit, aš sakau tavo, nes man jūs kažkaip per formalu ir jaučiasi per toli, tai Dievas. Gerai, pradėkime nuo coachingo. Ką coachingas turi pasakyti apie motivaciją, kaip tai gali padėti. Ir coachingas mato motivaciją ne kaip kažką, ką tu darai, bet kažką, ką tu kultivuoji ar puoselėji, kaip daržą arba laužą, reikia vis įmesti šakų, kitaip užsigesina tas. Ir coachingas remiasi ant tuo, kad jeigu tau sunku rasti motyvacijos su to, ko užsiemi, paklaus, kiek tai siejasi su savo vertybėmis. Nes, kaip minėjau, pirmoji paskaitoje, kad tos vertybės yra kaip kompasas, kad priimti sprendimus ir šiuo atžvilgiu, motivacijos atžvilgiu, kaip pajausti, kaip svarbu yra šitas dalykas, kuriame aš noriu daugiau motivacijos, kaip tai siejasi su tuo, ką aš vertinu. Ir toliau coachingas žiūri per kalbos prizmę, nes labai dažnai, jeigu mes žiūrime į kažkokią užduotį, kad man reikia to daryti, iš kokios energijos tas reikia, ar nes kiti įpareigoja, kokią energiją neša, jeigu palyginsiu su tai, kai jeigu tu iškeistum tą, kad reikia, kad aš renkuosi. Ir coachingas yra viskas apie savistabą, kaip per klausimus eiti į gylį, vietoj to, kad paklausyti kažkokio išorinio autoriteto. Tai teigia, kad tu esi savo autoritetas ir per coachingo klausimais gali nueiti į gylį, kad atrasti, pamatyti savo vidinės motivacijas, vertybės iš kito kampo. Ir pamačius tai pajausi kitaip, negu kaip pradėjai. Ir tai ta kalba, kaip aš minėjau, antroji paskaitoj, jinai įtakoja viską. Gal net nepastebė, kad kiekvieną kartą, kai kartoja kažkokią nuomonę, tu užtvirtini tos neuronų takelius ir tai tampa kaip greitkelio, kur vis lengviau tas smegenys mąsto tokiomis mintimis, kaip jau ką pagalvojai. Ir vėliau gale pasidalinsiu kažkokią praktiką, kaip galėt sukurti naujus tiltus į tikslą, vietoj kad apvažinėti senais grįstais keliais, kurie pilno savo purvo ir nenorimų dalykų, kurie galbūt kažkurio metu tarnavo, bet mūsų orientacija keičiasi, mūsų vertybės keičiasi su laiku ir reikia keisti kryptį, jeigu nori pokyčio. Tai daugiau kalbėsiu apie kalbą, bet įsiminkite, kad vien per mažais pokyčiais, kad vietoj iškeisti tą man reikia į tą, kad aš renkuosi, kad vietoj to, kad man reikia šitas pamokas atlikti, aš renkuosi jos atlikti, nes aš noriu tai, ką man duos. Arba žiūriu, kad vietoj to, kad man reikia studijuotis ir sakyti, aš noriu išmokti
kažką naujo šito, aš noriu šitą laiką įprasminti kažkaip kitaip. Ir vien per šitokį mažą pokytį pastebėsi, jau kažkokie pokyčiai keisis perspektyvas ir keisis tą energiją, kai atidarai tą užduotį. Tai kadangi pirmose dviejose paskaitose paliečiau coachingo perspektyvą, pasidalinsiu human designu, bet noriu biškai duoti tokį backgroundą, kadangi human designas yra ezoterinis įrankis kaip astrologija arba bet kokie iš tų kitų. Aš tai nedalinuosiu, tarsi tai yra tiesa, tai aš dalinuosiu kaip yra metafora. Nes kaip aš minėjau, coachingas ir NLP, jie siūlo tokias abstrakčias savokas, kurios sunku pamatyti kartais, ypač kai jos apibūdina su dar kitais abstrakčiais savokomis. Ir human designas, kaip aš matau, duoda kažkokį pavidalą, kažką, ką galėt pamatyti. Ir human designas teigia, priima tavo gimimo datą ir laiką, kaip astrologija ir kur tu gimei, ir duoda kažkokį vadinamą body graph, kur turi daugiau informacijos. Bet tai, apie ką aš kalbėsiu, yra tik tai dalelė. Galite įsivaizduoti kaip kaleidoskopas, žiūri per kažką ir taip į daug. Tai aš kalbėsiu apie šitą dalelę čia. O toliau human designas semiasi iš astrologijos kažkiek, iš žydų kabalos, kažkiek čakrų sistemos, o mano nuomonė daugiausia semiasi iš kinų I Chingo. I Chingas yra pasaulio pats seniausias dar naudojamas divinacijos įrankis. Ir tai semiasi iš tūkstančiais metų išminties apie kaip vystosi žmonės ir pasaulis. Ir tai remiasi ant heksagramo. Ir tas heksa kaip 6 remiasi ant 6 linijų piktogramų. Tai yra knygų daug parašyta apie tai, aš tai pasidalinsiu vien tik tai apie tą paprasčiausią esmę, apie 6 linijas. Nes šitos 6 linijos siejasi su 6 human designo motivacijos, kurias teigia, kad mus visus motivuoja, kur viena iš šitų 6 motivacijų teigia human designas, kad yra tau teisinga motivacija, iš kurios imtis veiklų. Ir pradėkime nuo pirmos I Chingo linijos. Nupiešiu tai pirma linija prasideda apačioje. Tai galite įsivaizduoti, kaip žmonės išlindo iš uolos akmens amžiaus laikais ir tuo metu gyveno baimėj, labai tokie budrus buvo, toks stebėjo, kad ar čia saugu. Ir įsivaizduokit, kad čia per 6 linijas mes statom, čia statybos vyksta. Tai kas yra pirmas dalykas, kurį reikia pastatyti statant namą? Pamatai. Tai pamatai yra viskas apie saugumą. Yra, kad čia tvirta, nes pamatai laikys visą tai, kas virš jo stovi. Ir tada to akmens amžiaus žmogus pasistatė savo pamatus ir pakėlė žvilgsnį ir tada pastebėjo, čia yra kažkas ten, aš galiu šitos resursus paimti ir aš galiu pastatyti sieną ir nuo sienos aplamai. Ir iš to jau vyko kažkoks vadinamas paradigm shiftas, jau nebefokusavimas ant to saugumo šičia, o jau atsirado kažkokia viltis, kad čia daugiau yra pasaulyje, ir čia da viršui, kas ten yra, matau, ten mane išgelbės tas tenai. Tai antra linija irgi asocijuojama užprojektuoja ant to, ką mato viršuje.
Tai sienos pasistatė ir tada kas statoma ant sienų, kad užbaigti namą? Stogas. Tai trečia linija yra siejasi, priima atsakomybę prižiūrėti, apsaugoti visą tai, kas čia apačioje, virš tai, ir apsaugoti nuo lietaus, ir kad nesugrūtų, ir kad nepraleistų tai, kas neturėtų įlysti į tai. Bet tuo pačiu trečia linija yra ta ambicija. Ne vien tik aš noriu padaryti stogą, bet aš noriu, kad tas stogas būtų kuo aukščiau link dangaus. Ir trečia linija yra tas duris, tas driveris, ta sportinė mašina, kad aš noriu. Ir čia šitos pirmos 3 linijos yra apatinė dalis heksagramo. Ir tai yra apatinis trigramas. Ir šitas trigramas yra visa tai, kas siejosi su fizinio pasaulio. Visa tai, ką gali apčiuopti ir patirti per savo 5 jusles. Ir tada mes judam į aukštesnį trigramą, į 4 liniją. Ir kas įdomu, kad abudu trigramai, jie turi kažkokį sąryšį vienas su kitu. Nes 4 linija irgi yra pamatas. Kai pakelia perspektyvą dar aukščiau, virš stogo, pastebi, kad ten ir dar kitas namas yra. Ir dar kitas namas. Ir dar kitas. Ir tai yra, 4 linija yra pamatas ryšių su kitais žmonėmis. Nes visas pamatas mūsų, su kuo mes draugaujam, kaip mes sukuriam civilizaciją, tai negalėtų egzistuoti, jeigu mes vieni. Ir tai ryšiai, santykiai yra pamatas tų aukštesnių dalykų, tai kas yra mentaliniai, arba dvasiškam, arba psichiniam pasaulyje. Ir tada pakylam dar aukščiau į kitą perspektyvą, iš aukštesnės perspektyvos. Nebūtinai geresnės perspektyvos, čia tiesiog kita perspektyva. Ir čia vėl kaip antra linija yra kaip tos sienos, kad jau danguje ir mato iš daug aukščiau. Ir tai patyrė, tai mato, ką visi apačioj yra atlikę, ir tai jau nebe tik bet kokios sienos, bet ir bokštas, ir kaip pilis statomas danguje. Ir 5 linija yra tas, kuris mato žemyn ir pastebė paternus. Mato iš tokių paukščių akių perspektyvos ir mato, kad šitas ir taip daro, tas irgi panašiai taip daro. Ir mato tos paternus. Ir tada karts nuo karto, kaip susieinu su visais ir taip, aš pastebiu šitos dalykus. Ir tada kylam į stogą. Ir realiai galima sakyti, kad 5 linija irgi pastato stogą, nes 6 linija yra kaip tos žiūrovas, kuris guli ant to dangiško stogo ir žiūri apačioje ir sako, kaip įdomu, bet nejaučia jokio poreikio nusileisti ir daryti kažką, nes ta 6 linija galima matyti kaip gėlę. Jeigu čia šaknys kyla į viršų ir tada ta gėlytė išsiskleidžia ir ruošiasi tą naują sėklą išleisti. Ir ta išleidžia tą naują sėklą, kad viskas galėtų iš naujo prasidėti nuo 1 linijos į viršų. Ir kaip minėjau, kad šituo atžvilgiu nėra aukščiau, nėra geriau. Taip pat galima taip apsukti ir įsivaizduoti, kad balta šviesa keliaujanti per krištolą. Galbūt, kas pažįsta tą Pink Floyd albumą, kur rodo, kaip ta šviesa įsiskleidžia į vaivorykštės spalvas. Ir įsivaizduok, kad ta vaivorykštė yra padalinta į 6 dalis. Ir tos 6 spalvos, galime sakyti, raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, yra skirtingi akiniai. Kad yra tiesiog skirtingas būdas, kaip pamatyti realybę, nei
nei geresnė, nei blogesnė. Tik pagal human designą viena iš šitų yra tavo motivacijos perspektyva, apie tai, ką neužilgo kalbėsiu. Tik viena? Tik tai viena. Tik viena. Pagal human designą. Nebūtinai tai yra tiesa, nebent tu kaip aš priimi tai kaip tiesa, nes tau rezonuoja. Ir dabar šokam prie human designo, ką tai teigia, kad... Aš klausimą, viena kažkokioj situacijoj, ar aplamai viena? Aplamai, ne? Tai human designas teigia, kad prie kiekvieno iš šitų 6 linijų yra viena motivacija, kuri tau asmeniškai yra teisinga, iš kurią vadovautis, kad imtis veiklų ar tiesiog priimt sprendimus ar daryti kažką. Ir pradėkime nuo pirmos motivacijos. Tai pagal human designą tai yra baimė, bet aš daugiau tai įvardinčiau kaip saugumą, kad sužinoti kuo daugiau dalykų apie kažką, kad saugiai jaustis, kad priimti sprendimą. Ir jeigu čia yra tavo motivacija, tai tau yra teisinga sužinoti iš kuo daugiau perspektyvų, kuo daugiau tiesiog sužinosi, tuo saugiau jausis ir tuo reikia vadovautis. Antros linijos, kaip tos sienos, tai yra viltis. Ir šita linija charakterizuojama pasitikėjimu, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Ir jeigu čia yra tavo motivacija, tai tau yra teisinga pilnai pasitikėti, kad visata tau duos ženklą, kada įžengti ir pristatyti savo dovaną, imtis veiklą. Ir čia toks, kaip angliškai, kaip sakant, pasitikėti divine timing, to dvasinio sinchronizavimo. Tai tą ženklą, kaip teisingai perskaityti? Jo, kada įžengti ir pristatyti. Ir tada trečia linija yra troškimo motivacija. Ir jeigu čia tavo motivacija, tai tau yra teisinga priimti sprendimus ar daryti, kai jauti stiprų entuziazmą kažkam, kad aistrą jauti, kaip gazas yra, kad aš to labai noriu. Ir jeigu to nejauti, tai pagal human designą neturėtų daryti tai. Kylant į viršų, 4 linijos yra iš poreikio. Ir human designas teigia, kad pagal šitą, jeigu čia tavo motivacija, tai sako, kad tu labai gerai moki labai daug informacijos priimti ir analizuoti tai ir tada išgręžti tą esmę ir suprasti, o gerai, pirmą liniją daug dalykų patyrinėjo, antrą liniją turi šitą dovaną, trečia linija tiesiog daug norų turi, paima visą tai ir sako, gerai, ko mums reikia, kad pajudėti į priekį, kas pats svarbiausia dabar. Ir kylant į viršų, tai čia mano motivacija asmeniškai, tai yra kaltės motivacija. Ir čia greičiausiai nėra ta kaltė, apie kurią galvoja. Nes yra 2 skirtingi tipai kaltės. Yra ta dirbtinė kaltė, kurią mes išmokstam iš kultūros, kur sako, kad yra blogai gauti blogus pažymius arba blogai įskaudinti kitus. Ir tai mes išmokstam, kad blogai daužti, vogti. Bet irgi yra ta prigimtinė kaltė. Ir šita kaltė yra tai, kas veža 5 liniją, kad 5 linija yra, viskas yra apie kontribuciją, apie prisidėjimą. Tai mato viską, tai kas iš apačioj, mato tos paternus ir nori pasidalinti su kitais. Ir mato sprendimus. Ir žiūrint, tai jei pastebė, kad aš galėčiau daug geriau tą daryti, ar aš žinau, kaip aš galiu šitą problemą išspręsti.
Ir motivacija šitoje vietoje yra, kad jeigu aš nieko apie tai nedaryčiau, jeigu aš tai tiesiog praleisčiau, jeigu aš jausčiau kaltę, tai aš turėčiau būtinai pasidalinti. Jeigu aš kaltės nejausčiau, nieko tylint, tai gerai, tai ne man. Ir kad suprasti šeštos linijos motivaciją, kadangi jie tokia skirtinga nuo visų kitų, padėtų suprasti dar vieną savoką human designą, kaip kalba, kad mes turim tokį apgaulingą motivaciją, apgaulingą liniją. Ir ta linija yra atspindys +3 ar -3 tavo linijos. Tai jeigu tavo linija pirma linija, tai ketvirta linija. Tai šitai vyksta tokio atspindinio būdu. Ir tai sako, jeigu tavo teisinga motivacija yra einant link saugumo, tai tavo apgaulinga motivacija, kuri kartais gali teisingai jaustis, tai yra iš to poreikio. Kad jeigu priimi sprendimus iš reikia ir tavo motivacija iš saugumo, tai tau gali duoti tokį signalą, kad oi, čia biškai gerai jaučiasi, bet ne iki galo. Ir čia toks subjektyvus reikalas atpažinti tai, kadangi tai ezoterinis įrankis. Ir lygiai taip pat, jeigu tavo ketvirta linija iš poreikio, tai tau nėra teisinga sužinoti kuo daugiau apie kažką. Tau teisinga yra fokusuoti, kas ant tavo lėkštės dabar ir viskas ok daryti minimumą. Ir tada ateis sekantis dalykas ir fokusuos ant tai. Tai kaip nuo šito į šitą, vietoj to, kad sužinoti visą tai. Ir tada antros linijos motivacija, viltis, yra prieš kaltės. Jos abudu, galima matyti, turi kažką daryti su dovana. Antra linija turi kažkokią dovaną, kad kai pajaus, kad visata duoda, paruošia man sceną, kad man įžengti, tai aš pristatysiu savo dovaną. Ir tai visai nesusijęs su atsakomybė, kaip yra penktos linijos motivacija, nesusijęs su kalte, tai grinai yra toks pajutimas. Ir lygiai taip pat aš galiu iš savo patirties sakyti, kad bet kada gyvenime aš pasidaviau tokiam tikėjime, kad viskas bus gerai, nors viduje buvo toks, kad aš galėčiau kažką daryti, man visada tragiškai baigėsi. Ir toks nusivylimas kažkoks. Ir jo, čia subjektyviai mes visi galim arba tai patirti, ar ne. Bet irgi juokinga, nes kaip pavyzdžiui, mano human designas rezonuoja, bet mano žmonos čartas visiškai neatpažįsta jos, tai todėl jo, kai kuriem vieni įrankiai tinka, kitiems ne. Tai šitą human designas pavadina šitą perėjimą ar peršokimą transference. Ir toks kaip mes pereinam į kitą trigramą. Ir tai mums yra neteisinga. Ir kad suprasti šeštos linijos motivaciją, tai yra priešprieša trečios linijos motivacija. Trečia linija yra viskas apie norio ir ryžtis prie to noro ir entuziazmo. Šešta linija yra priešprieša to, yra tas atsirišimas nuo bet kokių lūkesčių, yra toks tikėjimas savo intuicija, yra toks pasitikėjimas, kad man visata duos ženklą, kada pereiti į sekantį žingsnį. Ir čia skiriasi nuo antros linijos vilties motivacija, nes čia nėra apie dalintis savo dovaną. Čia yra kaip, perskaičiau tokį pavyzdį, apie tokį Ivan Hoffą, kuris Prancūzijoje buvo samdomas, kad dalinti savo tokio mokinosi. Ir jisai jo viza baigėsi ir iki paskutinės 2 valandas prieš to, tada, kai jam reikėjo išvažiuoti,
tam tikrų metų sutiko tą žmogų, kuris nuvedė į tą vizos departamentą ir jam prailgino tą vizą. Ir čia toks pasitikėjimas visada, kad duos sekantį žingsnį, net kai jo nematai priešai save. Tai jo, čia pasidalinau truputį apie coachingo ir human designo ir prieš šokant į NLP noriu biškutį pertraukėlę padaryti, kad ar pavirškinti, arba jei kažkas turi kokių klausimų. Aš noriu paklausti, o gali būti skirtingų gyvenimo etapų, skirtinga šita tiks? Pavyzdžiui, po pusės metų man kitaip bus, po 3 metų dar kitaip. Pagal human designą ne. Ir, kam įdomu, dabar net ir geras laikas, aš ir parašiau, kam įdomu, tokį analoginį būdą susipažinti su savo motivacija, jeigu įdomu, galite pasimti ir išsipildyti. O kitas būdas eiti į tinklapį ir pasižiūrėti, ką sako ir išjausti. Nes čia tas įdomus dalykas, kad net jeigu human designas nerezonuoja, tai yra vietų, kur galima nuo kur pradėti. Pirmas žingsnis, nuo ko galėtų palyginti, kad ar yra kažkokios tiesos, ar čia tik tai BS. Aš tik tai 10 išspausdinau, tai... Gal visi pirmą pasims vieną, po to aš pasimsiu. Tai čia tu yra. Jo, tai jį pasiėmė. Tai jūs gal galite... Ai, čia dar... Mes galim geriau pasidaryti. Čia yra. Bendrą human design pasidaryti. Tu prisimeni mano Human co-designo. Tai, išpildyk, ką man smalsu. Kaip nežinau, arba ką užsisakysi. Gal dar kažkam tai reikia? Aš šiaip žinau, aš esu generatorius. Čia nesusijęs su tuo. Nesusijęs su tuo? Ne. Generatorius yra daugiau toks... Čia kadangi Pasiimsim nesusijęs, tave į tai sodą. gal reikės dar. Čia, kaip aš minėjau, yra tokia mažytė dalelė. Čia labai dauguma human design chartų net nerodo šitos motivacijos dalykus, nes čia yra toks jau daugiau deeper. Jo. Ir tai, nes human designe kiekvienas iš mūsų turime 2 linijas. Ir čia irgi atskirai nuo to. Tai reiškia, turi 2 tinkarus? Ne, čia kažkas dar skirtingo. Po to galėsiu į pakeliui pasidalinti apie tai. Kas baigė ir turi klausimų, arba susijęs su šito, ar su kažko, ką aš anksčiau. Žodžiu, jeigu pagrindinė motivacija yra 3, tai teoriškai 6 turėtų būti mano apgaulinga, bet man kažkaip kitaip gaunasi įdomu. Turėtų kaip 6 dalinasi su 2 apgaulingas. Tai čia yra ezoterinis mokslas, fizinis mokslas bando įsakyti, kad šitas stalas yra metras nuo žemės, kažkaip įvardinti. Šitokius dalykus negalima tiksliai, nes mes kiekvienas patiriam mūsų pasaulį subjektyviai ir human designas labai teigia, kad labai daug kalba, kaip mes perimam daugumą mūsų savybių pradžioje gyvenimo iš išorės ir kai mes tada pradedam eiti savo su savimi pažinimo keliu, kaip nuimti tai, kas nėra mūsų. Ir gali būti, kad vienu metu gyvenime taip, kažką darome iš vienos motivacijos ir galbūt gerai paėjo, bet nebūtinai tu darei
iš savo motivacijos tiesiog sutapo galbūt galimai, arba perėjo kažkiek laiko ir pamiršai tai, kas nepaėjo, kas nepatiko. Ir mes kiekvieną kartą, kai prisimenam kažką, mes tai iš naujo sukuriam tą prisiminimą ir mes galim perrašyti tos prisiminimus, kad perrašyti neigiamus prisiminimus, kad teigiamai. Ir todėl šitas įvertinimas yra, kad galėtų išrinkti vieną vietą, nuo kurio pradėti nagrinėti tęsiant toliau gyvenime, nes kaip human designas duoda įrankį, kad sako, va čia yra tu, nepriim šitą kaip grynos tiesos, o pradėk gilintis, paeksperimentuok, pastebėk, kaip jaučiasi, kai aš elgiuosi iš šitos motivacijos. Ir human designas apie autoritetą kalba, kaip iš kurio centro priimti sprendimus, bet čia dar kitas dalykas. Gerai, visi jau baigė. Ar man pradėt nuo trečios dalies? Gerai, tai šokam į tai, kaip neurolingvistinis programavimas mato motivacijas. Tai NLP, kas nepažįsta, jo dirba labai daug vien su asociacijom. Tai antroji paskaitoj, praeitoj kalbėjau, kaip kiekvienas iš mūsų turi muziejų, kuriame mes turim mūsų žodyną. Kiekvienas žodis gyvena tam muziejuje, gyvena salėje ir turi savo vaizdinius ir garsus, kaip mes asocijuojame ir reikšmę semam iš to žodžio. Ir mes tai įrašinėjom visą informaciją per mūsų 5 juslės. Ir NLP dirba, priima, mato tas juslės kaip įrankiai, su kuriais mes galim žaisti, kaip knopkės, kur galim sukti vienai per kitaip. Bet ir turi kažkiek savo požiūrių į dalykus, kaip į motivaciją žiūri, kad kas mus motivuoja, yra kažkas spektrume tarp vengimo skausmo ir siekimo malonumo. Ir galit įsivaizduoti, kad gali būti tas pats tikslas, bet pajausti iš savęs, ar tu bėgi nuo kažko, ar tu bėgi link kažko. Ir gali būti tas pats tikslas, bet darant iš šitų skirtingų motivacijų, jau darysi su kitokia energija. Nes pavyzdžiui, jeigu bėgi nuo tigro iš baimės, tai kraujas toks ir adrenalinas, bet ne toks pat, kaip bėgi lenktynėse, nori laimėti, matai savo tikslą. Ir gali įsivaizduoti kaip magnetą. Tai kai mes bėgam nuo kažko, gali įsivaizduoti kaip du tie patys galai magneto, kurie atstumia vienas kitą. Vienas magnetas tai yra tas stimulas, o tu esi tas kitas. Ir tu žiūri į šitą magnetą ir jis stumia atgal. Ir dalykas yra, kad jeigu tu esi šitas magneto galas, tai tu žiūri, fokusuoji į šitą ir tu nematai, kas čia išorėje. Ir tai ar tu čia, jisai nustums čia, ar tu kitoj pozicijoje, tai nustums į kitą poziciją ir keliaujant kitais takais gali į kitas kliūtis patekti nenorimas, nes tu nežinai, kur keliauji būtinai, tu žinai, nuo ko tu bėgi. O kitas galas spektrumo yra, kai yra du skirtingi galai magneto, kai patiri tą trauką, kad čia yra tas magnetas ir nesvarbu, ar tu čia, ar čia, tu keliauji link šito ir ar šitas gali pasitraukti ir tu keliauji link to. Ir ar gali kažką prisiminti, ar dabar bandyti prisiminti tą užduotį ar tą sprendimą, su kuriuo norėtum daugiau motivacijos dabar jausti. Ir pastebėti,
iš kokios energijos, ar iš nuo energijos, ar link energijos. Ir jo, kviečiu dabar bent 10 sekundžių pagalvoti apie šitą apie šitą užduotį, kame nori daugiau motivacijos, nes neužilgo naudosim šitą kaip dirbtuvėse, kai dalinsiuosi įrankiu, kaip keisti savo neuronus. Ir dabar pakviesiu, kad prisimintum kažką, ko dabar nereikia ieškoti motivacijos, ką daryti. Kažką, ką jau darai, jau jauti tą motivaciją ir gali būti kažkas, ką jau ilgą laiką darai, arba naujas hobis, kur jauti, kad tave veža daryti. Ir tiesiog prisiminti kažką iš tos motivacijos, ar tai prisimeni kažkokį vaizdinį, kaip atrodo tas dalykas, ar kaip tai skamba, ar kaip tai jaučiasi, nes per praktiką šita bus tavo veikiančia motivacija. Tai grįžtant prie to nuo ar link motivacijos, jos abudu yra naudingos. Nereikia vien tik siekti, kad būtų link motivacija, nes jos abudu išpildo reikalingas funkcijas. Pavyzdžiui, vedant kompaniją, tai tinkamiau būtų vesti kompaniją su link motivacija, nes žinai, link ko tu sieki, vietoj to, kad nuo motivacijos. Nes įsivaizduok, ateina projekto deadline'as ir jeigu tu dirbi iš nuo motivacijos, atidėliosi tą projektą, iki kol paskutinės minutės norės išvengti tą nesėkmę, tai tik tuo metu užbaigsi. Tai išvengimo energijos lėčiau dar atidėliosi. Bet lygiai taip pat, vedant tą kompaniją, gali būti kažkokių kliūčių, kurių nepamatytum, nebent savo komandoje turi kažką, kuris gali pamatyti iš tos nuo motivacijos, gali patirti praeitie, aš patyriau šitą kliūtį, kai aš kažką panašaus dariau. Ir kad tai neteiktų kaip staigmena netikėta, kuri veda tą projektą į nesėkmę, yra naudinga abi pusės. Kaip yra du pusės vieno moneto, negalima turėti tik vieno, tai kaip svyruoti tarp abiejų. Ir lygiai taip pat mes galim grįžti atgal į Human Designo 6 linijas ir pamatyti jas per nuo ar link motivacijos. Tai nuo pirmos linijos saugumo motivacija, tai gali judėti nuo baimės, nuo trūkumo žinių, link saugumo, link žinojimo. Antroje linijoje gali judėti link vilties, link pasitikėjimo, link kultivavimo, to divine timing. Arba gali judėti nuo tos frustracijos, kai bandai kažką forsuoti net tuo laiku. Ar trečios linijos gali būti, kad judi nuo tai, kas nuobodu, ir link tai, kas kelia entuziazmą, tai, kas nupilno aistros. Ketvirtoje linijoje gali būti tai, kas yra sudėtinga, nuo viso to, kas gali išblaškyti, į tai link to, kas yra prasminga, tai, kas yra ta esmė. Ir penkta linija gali būti nuo tos kaltės jausmo, link to gero jausmo, kai prisidėjai kažkaip padėjai visuomenėje ar kažkam. Arba šeštos linijos motivacija gali būti nuo forsavimo, nuo bandymo įvaldyti tam, kas nelemta daryti, arba judėti link
pasitikėjimo savo intuicija. Ir dabar kviečiu į dirbtuvių dalį ir noriu pasidalinti įrankio, kurį kiekvienas iš jūsų jau turite, ir tai yra jūsų smegenys. Ir šitą pasidalinsiu praktiką, kurią gali daryti bet kada. Galimai lovoj, kai dar neišlipa iš lovos, arba prieš einant miegot. Nes grįžtant prie to, ką minėjau anksčiau, mes, kas mus veža, yra tai, kaip mes matom mūsų siekimus. Jeigu tai iš ne tos energijos, jeigu iš įsipareigojimo, ir tai mes galim tai matyti taip pilkai, ir tai tas vaizdinys mūsų galvoje gali visai nesukelti tos motyvacijos, kurio reikia, kad atlikti tai, ką reikia daryti. Ir tai kviečiu užsimerkti ir pamatyti tą veikiančią motyvaciją. Prisiminti tą dalyką, kurį jau gerai darai, tai, ko turbūt negali laukti, kai pasibaigs šitą paskaitą, kad grįžt namo ir tuo užsiimti, ar galbūt apie tai, ką galvoja. Ir kviečiu pamatyti vaizdinį. Kas yra pirmas vaizdinys, kuris ateina? Ir pastebėti, ar šitas vaizdinys, ar jis yra kadras, ar filmukas, ar koks yra dydis šito vaizdinio. Ir ar tai įsivaizduoja, kad šitas vaizdinys turi 3D bruožus, kad jis kažkur yra priešais save, bet ir ar kairėn, ar dešinėn, viršui, žemyn, kur jisai yra, jis turi savo poziciją. Ir pastebėti, ar tu matai šitą vaizdinį per savo akis, esi asocijuotas, ar tai žiūri per trečias akis, tu matai save tam paveikslėlyje ir esi disocijuotas nuo to. Ir galbūt girdi kažkokius balsus ar garsus susijęs su tuo, kai įsiklausai. Galbūt kažkokie garsai fone vyksta, kai įsiklausai. Galbūt pastebi savo vidinį dialogą, kaip tu įvardini šitą, kokius žodžius naudoja. Ir pastebėk, ką jauti. Ar jauti per visą kūną, ar jauti vienoj vietoj specifiškai. Ir jau jauti vienoj vietoj, koks intensyvumas to jausmo. Ar tai pulsas, ar vibracija, ar tas jausmas keliauja kažkur, ar jis lieka toje vietoje. Ir atsimerk, kai galėsi sugrįžti kambarį. Gerai, kviečiu atgal. Tai jūs dabar patyrėt savo vieną, galima vadinti projektoriaus kambaryje, pamatėt vieną dalykas, vieną asociaciją per 3 skirtingas juslės. Per vaizduotę, per garsą galimai ir galimai per jausmus. Dar yra per uoslę ir per ragavimą, bet šitie galbūt daugiau kūdikiams yra stipresnės juslės negu mūsų suaugusiems, kaip įtakoja. Ir dabar kviečiu vėl užsimerkti. Ir šį kartą įeik į savo norimą motyvaciją. Į tą, pamatyti tą vaizdinį, to dalyko, kuriame nori jausti daugiau motyvacijos. Ir pastebėk, ar šitas vaizdinys juoda balta ar spalvota. Ar tai kadras, ar tai filmukas.
Ar esi tam vaizdinyje, ar matai iš savo akių? Ir kokioj pozicijoje tai yra priešais save? Ir ar girdi kažką? Ir koks jausmas, jeigu yra jausmas? Nesvarbu, koks subtilus. Čia irgi yra praktika. Kantrybės turėt, įsiklausyti į save, nes kuo daugiau darysi, tuo lengviau pasidarys. Kaip meditacija, įsijausti į savo kūną. Ir dabar kviečiu pamatyti vėl tą vaizdinį ir įsivaizduok, kad šitas vaizdinys yra aprėmintas. Ir kad savo rankomis gali paimti kairę ranką ant kairio rėmo krašto ar dešinę. Ir gali patraukti tą vaizdinį. Gali arčiau savęs, kad padidėtų ir pastebėk, ar keičiasi jausmas. Ir pabandyk patraukti toliau nuo savęs. Pabandyk paryškinti spalvas. Ir jeigu matai iš savo akių, įsivaizduok, kaip tai atrodytų matyti save tame vaizdinyje. Ir jeigu matai save tam vaizdinyje, pamatyk, tarsi matai iš savo akių. Ir dabar paimk šitą vaizdinį ir patrauk jį į tą poziciją, kur tu jauti tą veikiančią motivaciją. Ir gali padėti, jeigu fiziškai savo rankas paimat tą rėmą ir fiziškai patraukti ją į tą vietą. Ir pritaikyti, ar jeigu ta veikiančia motivacija, ar tai yra spalvota, ar filmas, pritaikyti tarsi yra knopkė dėl kiekvieno iš šitų bruožų, ar kaip NLP vadina submodalumų, kad gali paryškinti tas spalvas, pasukant tą knopkę dešiniau, gali savo rankomis priartinti ir patraukti ten ir pritaikyk, kad atitiktų lygiai taip pat kaip ta veikiančia motivacija. Ir kai baigiai, atsimerk. Tai jeigu išbandėjai šitą praktiką, realiai ką tu darei, tu sukūrei naujus neuronų takus. Tai kad galėtum taip įsivaizduoti, kad keliauja link tikslo. Sakom, kad darom road tripą iš čia Vilniaus į Švediją. Vienas būdas gali važiuoti iki Danijos ir perkelti su keltu į Švediją iš ten, iš to jo egzistuojančią infrastruktūrą. Bet įsivaizduok, arba gali sukurti naują tiltą, kuris tiesiai šauna iš Klaipėdos į Švediją. Ir ką darai su šitą praktiką, tu pamažu kuri tą infrastruktūrą, kad kuo daugiau tu darysi pereisi šitos takus, tai tuo daugiau tu pristatysi ir palengvinsi, kad vis lengviau taps eiti šito tako. Nes mūsų smegenys, jos siekia pačiu lengviausiu keliu kiekvieną kartą. Jie tokie gudrus, kad kaip ta penkta linija mato paternus, jie iš karto, jeigu mato kažkokį patrumpinimą, tai iš karto įveikia. Ir net gali suprast, kad mūsų akys viską mato aukštyn kojom, bet mūsų smegenys automatiškai tai pataiso ir mes to net nepastebim. Tai čia toks pavyzdys, kaip mes galim panaudoti savo protą,
kad sukurti naujus kelius, kurie daugiau tarnauja. Tai kviečiu dabar vėl užsimerkti ir šį kartą greičiau prisiminti tą norimą motivaciją, taip kaip pradžioje buvo originaliai pozicijoje, ir patraukti ją į tą veikiančios motivacijos poziciją. Pakeisti tos savybės, kad spalva atitaikytų, kad ar filmukas, ar kadras. Ir galbūt padeda pastebėti vieną elementą toj motivacijai. Kažkoks fokusas ant kažkokio vieno dalyko ir tas gal padeda jausti kitaip. Ir tuo pačiu gali pastebėti dabar, ką girdi. Pastebėk savo vidinį dialogą, kaip tu komentuoji šitą. Ir pastebėk, jeigu naudoja žodžius kaip reikia, ar skausmą, ar sunkumas. Ir iškeis tos žodžius į lengvumą ar malonumą, į priešpriešą, kad būtų kažkas, kas kelia. Nes ką jūs dabar darot, vien per galvojimą, gali įsivaizduoti, kad jūs dabar esat kambaryje, kuriame jūs gyvenat, kuriame gyveni kiekvieną akimirką. Ir kuo daugiau gyveni šitam kambaryje ir kuo daugiau išgirsti kažkurio žodžius ar mintis, tie žodžiai tampa kaip dekoracijos, kurios tada pakabini ant sienos. Ir kai girdi žodžius kaip skausmas ar sunkumas pakankamai kartų, automatiškai jie tampa dekoracijos. Ir įsivaizduok būti tokiame kambaryje, kur vien tik primena tokius apsunkinančius dalykus. Ir dabar, galvojant norimesnius dalykus, jūs pradedat keisti tas dekoracijas. Iškeisti sunkumą į lengvumą, iškeisti skausmą į džiaugsmą ir meilę. Ir pastebėk, kaip jaučiasi savo kūne dabar. Pastebėk, žiūrint į šitą norimą motivaciją, veikiančios motivacijos pozicijoje, bruožais. Koks jausmas? Ar išeina paryškinti tą jausmą? Kur pastebi tą? Nes kuo daugiau dalykų pastebėsi, tuo daugiau dalykų tavo smegenys paims ir supras, iš ko dekoracijų pakabinti. Ir gali atsimerkti, kai baigei. Ir kviečiu visus atgal. Ir dabar, kad galiausiai užbaigti šitą, darant šitą, kviečiu rasti, kaip tai vis greičiau ir greičiau daryti, kad tai taptų automatiška, kad tai taptų kaip tuo naujų greitkeliu. Kviesiu dar trečią, paskutinį kartą vėl užsimerkti ir dvigubai greičiau negu praeitą kartą pereiti tos patraukimo norimos motivacijos į tą veikiančios motivacijos poziciją, pakeisti visą tai, pastebėk visą tai, kaip jaučiasi, ką girdi, ką matai. Ir kai baigsi sugrįžti. Vis greičiau. Ir tada tarp kiekvieno darimo atsimerkti, sugrįžti ir tokį, tarsi pradėti naują bazę, kad kai pamatysi šitą motivaciją vėl savo akimis, vis lengviau būtų pamatyti jau toj naujoj vietoj. Ir tai gerai. Tikiuosi visi baigė ir
Tai jo, čia yra vienas būdas, kaip galėtų pakeisti savo neurologiją vien per vizualizaciją. Tai nieko nereikia, išskyrus laiko ir dėmesio. Gali vien tik eiti per kaip motions, bet jeigu dėmesys kažkur kitur, tai neefektyviai maža ką atliksi, nes mūsų smegenys dėmesys yra tas kūras, kuris paveikia pokyčius. Ir tai užbaigia šitą dirbtuvių dalį. Aš su jumis pasidalinau kaip iš coachingo pusės, kaip tavo vertybės įtakoja, kiek tu jauties motyvuoto kažką atlikti ar daryti. Jeigu trūksta motyvacijos, pastebėk, ar tai susijęs su tai, kas man svarbu, su tuo, ką aš vertinu. Lygiai taip pat su kalba. Ar tu įvardini savo, kad man reikia, ar to, kad aš renkuosi. Ir toliau iš human designo ir ičingo pusės pasidalinau 6 skirtingais būdais, motivacijomis, iš kurios dauguma žmonių priima sprendimus ar imasi veiklomis. Ir iš neurolingvistinio programavimo, kaip ar mes nuo kažko, ar link kažko. Ir šitą paskutinį būdą. Ir kaip jūs šitos įrankius pasinaudosit, ar čia jums nuspręs. Tai, ačiū už dėmesį. Dėkuoju.